Gerai, tai pradėkime. Esu stojančiųjų priėmimo ir informavimo centro vadovė Justė Rožienė ir šiandien kalbėsime apie antrosios pakopos studijas ir kaipgi suvaldyti tą stojimo procesą, ar ne? Tai iš tikrųjų pati pradžia. Labai dažnas klausimas, ar iš tikrųjų man verta stoti į magistro studijas. Tai pagalvojau, kad pasidalinsiu su jumis, kas vyrauja pasaulyje. Be abejo, visokių nuomonių mes galime išgirsti. Geriausiai įstikinti gal savo kailiu, ar ne? Aš pati tikrai baigiau Vilnius Tech studijas visas 3 pakopas ir bandžiau dirbti ir pramonės įmonėse, ar ne, kaip inžinierė. Tai žinau, kokios tos realijos ir kaip skiriasi darbuotojai, kaip skiriasi požiūriai vadovų, tų, kurie rinkosi studijuoti magistro studijas ir ne. Tai pažvelkim dabar, ar ne iš mano patirčių, bet iš statistikos pusės ir ką kalba apskritai darbdaviai. Tai iš tikrųjų yra pastebima, kad jeigu vertinti tam tikrame laike, ar ne, tai tie, kurie jau įgijo bakalauro studijas, jau vidutiniškai uždirba iki 40% daugiau, ar ne, nei tiesiog įgyja vidurinį išsilavinimą. Tačiau jeigu žiūrėsime su magistro pakopom arba doktorantūros netgi absolventais, tai lyginant su tiesiog vidurinį išsilavinimą baigusiais, tai gali siekti net iki 83% didesnio atlyginimo gavimo. Taip pat magistro vertė, kaip minėjau, per tam tikrą laiką, ar ne, pasimato. Tai jeigu jūs ką tik baigėte magistrą, tai tame laikotarpyje 10-metį darbuotojai turintys magistrą ir aukštesnį laipsnį, ar ne, uždirba 53% daugiau nei turintis vidurinį išsilavinimą ir vėlesnėme laikotarpyje dar labiau išryškėja skirtumai tarp baigusių, ar ne, žemesnį išsilavinimo laipsnį negu tų, kurie įgijo aukštesnį. Tai reiškia, kad labiau karjeros laiptais kyla tie, kurie, ar ne, parodo savo gebėjimą disciplinai, ar ne, ir iš esmės nusiteikimą įgyti tam tikrų žinių. Taip pat darbo rinkoje aišku, kad svarbiausias dalykas, jeigu tu tik atneši tuščią diplomą, tikrai yra ne tai. Svarbiausia yra kompetencijos, kurių mes galime įgyti įvairiais būdais, ar ne, praktikuodamiesi, gilindamiesi, galbūt šešėliuodami tam tikrus dalykus ir savarankiškai dėdami pastangas ir panašiai, bet ką kalba, ar ne, analizės duomenis, tai dirbtinio intelekto paveiktose srityse, ten, kur dabar jisai įsimaišo, tai darbdaviai vis dažniau išskiria, jog ko jie tikėtųsi iš darbuotojų, tai būtent strateginis mąstymas, analitinis mąstymas, kas absoliučiai atsiranda būtent magistro pakopoje, paaiškinsiu tuoj kodėl. Tuomet lyderystės, problemų sprendimo, tas irgi labai aktualus dalykas yra magistro pakopoje, technologinio raštingumo, kūrybiškumo, išlikimo ar ne toje dalyje, taip pat nuolatinio mokymosi siekio ar ne to, kad aš jau viską žinau ir man gana, sprendimų priėmimo, komandinio darbo ir emocinio intelekto. Tai reiškia, kuo daugiau gebėjimo dirbti komandoje su daugiau žmonių. Taip pat tikrai darbdaviai išskiria tai, kad nebeužtenka jūsų tiesiog technologinių žinių ar ne, ar specialybinių žinių, jiem yra būtina matyti, ar ne, jūsų geranoriškumą, jūsų gebėjimą tinkamu metu kalbėti tinkamus dalykus, komunikaciją, tinkamai save atstovauti susirinkimuose, taip pat atstovauti savo įmonę. Inžinieriui, technikui nebeužtenka gerai techniškai atlikti brėžinį. Jam reikia tinkamai iškomunikuoti ir gebėti paaiškinti, taip pat sukomunikuoti su komandos nariais. Taip pat, kalbant apie magistro laipsnį ar ne, ir kryptis, į kurias verta save investuoti ir skirti daugiau laiko, tai inžinerijos yra IT kryptis išlieka tarp geriausiai apmokamų ir analizė rodo, kad aukščiausias ar ne pajamas generuoja pati inžinerija, gamyba, statyba ir informacinės ir ryšių technologijos, o visose tose srityse būtinas ar ne kompetencijos ir minkštosios. Tai kodėl svarbu įgyti magistro laipsnį? Tai yra tam tikrų specifinių darbo sričių, kuriuose reikalauja darbo rinka atestacijai, atsakomybių lygio, tai tarkime statybos
vadyboje, ar ne, kad galėtum darbam vadovauti ar panašiai, tai tam tikrose vietose yra šitas. Taip pat yra geresnės karjeros perspektyvos ir statistiškai matote, ir atlygių. Tarptautinės kompanijos irgi taip pat reaguoja, tai yra ir Lietuvoje kompanijų, kurios ar vienkartinį priedą išrašo įgijus magistro laipsnį, arba atsiveria galimybės dirbti tam tikrose skyriuose, kuriuose galima dirbti tik įgijus tam tikrą laipsnį, ar pareigybėse. Kai kur netgi yra tam tikras procentinė išraiška algos augimo įgijus šį laipsnį. Taip pat, kas skiriasi magistre, tai čia jau įgyjame analitiniai gebėjimai ir gilinamos žinios konkrečioje srityje. Ir čia jau magistre, kitaip nei bakalaurė, jeigu mes turime, tarkime, kažką kurti naujo bakalaurė, projektuoja inžinieriai ar ne kažkokius sprendimus, tai magistrė yra tyrimas. Magistrė mes turime aptikti problemą, tada išanalizuoti, kokios galėtų būti jos priežastis ir kokie metodai galėtų leisti ištirti detaliau ir pateikti tam tikrą pasiūlymą. Tai ką minėjau iš kompetencijų, tai ko siekia darbdaviai, kad mes aptiktumėm problemą ir rastumėm būdus, ar ne, gal ne iš pirmo karto, iš keletos, tai yra testuojant, aplikuojant, kuo daugiau metodikų mes žinosim ir būsim išmokę, aplikuojant tas metodikas, rasti sprendimą ir pasiūlyti. Tai tokie asmenys įmonėje, ar ne, kurie sako, aha, čia tikrai mes turime bėdą arba ją turėsime dar geriau numatyti į priekį, tai bandykime atlikti tam tikrus veiksmus, kad būtų prevencija, bus neįkainojami darbdaviai. Dabar klausimas iškart po to, jeigu aktualu ar neįgyti magistrą, ar įmanoma man derinti su darbu, nes įprastai jūs tą darbą jau turite ar ne tokiu laikotarpiu, tai tikrai taip, tikrai įmanoma. Pabrėžiu, jog visos paskaitos prasideda magistro laipsnio ne anksčiau kaip 16:20, ar ne, po 4 paskaitos. Labai dažnai kai kuriuose fakultetuose netgi derinamas tvarkaraštis, kad paskaitos prasidėtų nuo 6, pavyzdžiui, verslo vadybos fakultete griežtai tokia taisyklė nuo 6:10, ar ne? Šitos paskaitos prasideda. Tai reiškia, kad jūs realiai galite dirbti pilnu etatu. Jeigu jūs turite tokį darbą ar tokias šeimyninės sąlygas, kad ne į visas paskaitas galėsite atvykti ir norėsite galbūt nepraleisti šansų juose dalyvauti, ar ne, tai žinokite, jog yra hibridinių studijų galimybė, tačiau tokia yra tik lietuvių kalba dėstomose grupėse, tai jeigu rinktumėtės anglų kalba dėstomą programą, tai dėja hibrido nėra, nes ten ir tarptautiniai studentai mokosi ir yra šiek tiek kitos taisyklės. Tačiau hibridinės studijos noriu paaiškinti, tai nėra nuotolinės studijos, kad tai yra opcija žmonėm, kurie, ar ne, vyksta į komandiruotės ir negali gyvai atvykti realiu paskaitos metu. Tai kai jūs įstojate į tokią programą, kuri siūlo hibrido studijų modulį, jūs rašote dekanate prašymą, kuriame pasakote, ar ne, jog jum yra būtinybė vesti šitas lankyti paskaitas nuotoliu ir kai jūs jas lankote nuotoliu, tai jos vyksta realiu laiku, dėstytojas teikia jums galimybę prisijungti ir jums prisijungus jūs stebite realų laiką, ne kažkokius įrašus, ne vėliau, bet realiu laiku ir taip dalyvaujate. Tačiau labai svarbu, priklausys nuo fakulteto, jie informuos jūs, kokia galimybė yra ir praktinius užsiėmimus vykdyti nuotoliu, ar reikės atlikti gyvai. Ir be abejo, vienintelis dalykas - atsiskaitimai, egzaminai vyksta tik gyvai. Tai turėsite sesijos metu tikrai pasirodyti auditorijoje. Kitos programos, kurios ar ne neturi pasiūloje hibridinių studijų, tą galite lengvai mūsų tinklapyje pasitikrinti, tai jos turi opciją iki 50% paskaitų dėstomų nuotoliu, ar ne? Tai tokia opcija yra pagrinde visose kitose programuose, kur nėra hibridinių studijų opcijos. Dabar, jeigu taip nutiktų, jog studijuojant magistrė nespėjate su darbais, ar ne, ar kažkas pasikeitė jūsų gyvenime, ar tiesiog pavargote,
Tai nebijokite ir nestabdykite studijų ar jų nemeskite. Labai siūlyčiau pasidomėti individualizuotomis studijomis, tai magistro studijos pagal sudarytą individualų planą patogiu tempu. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tokios studijos tampa mokamos, bet jūs jas galite sulėtinti. Ir tą kreditų kiekį, kuris įprastai, pavyzdžiui, per semestrą mokytumėtės 5 modulius, tai jūs galite susimažinti iki 2 ir tada ilgesnį laiką po truputį dėliojate savo planą, renkate po truputį tos modulius, atsiskaitote egzaminus jau, pavyzdžiui, tik 2 ar ne į semestrą ir surinkęs visus kreditus parašote baigiamąjį darbą, jį apsiginate ir įgyjate magistro laipsnį. Tai dar ką norėčiau pabrėžti, vat baigiamojo darbo rašymą. Jis šiek tiek skirsis nuo bakalauro. Įprastai, jeigu bakalaure mes 4 metais patiriam didelį stresą dėl magistro baigiamojo darbo rašymo, tai magistrė yra šiek tiek kitaip sudėliota praktika, kad iš esmės, kai jūs pradedate studijuoti magistrą, jūs jau 1 mėnesį turite pasirinkti savo baigiamojo darbo tematiką, problemą, kurią jūs analizuosite viso magistro metu, o jis gali trukti 1,5 ar 2 metus. Taip pat noriu pabrėžti, kad per tą laikotarpį jūs tiek sausį, tiek birželį, ar ne, kai baigėsi rudens ir pavasario semestrai, jūs turėsite baigiamojo darbo 1, baigiamojo darbo 2 atsiskaitimus ir jūs jau turėsite po kažkokią dalį magistro darbo atsiskaityti savo katedrose. Tai yra iš dalies labai gerai, nes jūs esate priversti vis po gabaliuką daryti savo darbo ir pabaigoje jūs jau turite didelę apimtį. Taip pat tai leidžia jum visus jūsų dalykus, kuriuos mokotės, studijuojate magistro metu, sieti su savo baigiamuoju darbu. Ir nuosekliai po truputį 1 semestrą atlikti gerą apžvalgą, matyti, kokią metodiką taikyti, tada kitą semestrą atlikti tyrimą, ar ne, ir paskui tyrimo duomenis išanalizuoti. Tai štai jūs tokie jau tampate jaunieji mokslininkai šioje kategorijoje ir baigiamasis darbas, jeigu, pavyzdžiui, jūsų studijos vyksta 2 metus, kaip dažnai inžinerijos sričių magistrė yra, tai įsivaizduokite, kad 1,5 metų jūs lankote paskaitas ir turite egzaminus. O likusis 0,5 metų, ar ne, jūs rašote tik magistro darbą ir jums nereikia lankyti jokių paskaitų. Tai taip irgi tas intensyvumas yra mažesnis nei bakalauro metais. Tai štai kaip yra kitaip, ar ne, jau antroje pakopoje. Jeigu galvotumėte apie antrosios pakopos studiją su daugiau ar ne iššūkių, tai tikrai labai rekomenduoju pagalvoti apie 2 diplomo studijų programas. Jeigu dar nesinaudojate tuo bakalauro metais, tai galite pasinaudoti ar ne magistro metais ir pagalvoti, galbūt norėtumėte su partneriniais universitetais taip pat pabendrauti, išvykti į užsienį ir tuomet įgyti netgi 2 magistro diplomus. Na, o dabar svarbiausi etapai ir ką reikia pamatyti, pastebėti, pildant savo prašymus. Čia turiu pastabų ir turiu prašymų atkreipti dėmesį į tam tikrus dalykus. Tai pirmasis priėmimo etapas, tai yra pagrindinysis, jisai prasidėjęs jau yra gegužės 1 dieną. Taigi turite laiko iki birželio 30 dienos, ar ne, pildyti savo prašymus iki 9 valandų ryto ir priimami prašymai yra mūsų universitetinėje priėmimas vilniustech.lt sistemoje, ne kažkur kitur, ne išoriškai, ar ne, tai jeigu jūs stojate į kelias aukštąsias mokyklas, tai kelios aukštosios mokyklos turės skirtingose sistemose savo prašymų pildymą. Tai žinokite šitą aspektą, jeigu bandysite keletą. Taigi, birželio 30 dieną 9 val. Ryto tos anketos, kurios bus pateiktos, ar ne, jos keliauja į mūsų konkursinį skaičiavimą ir Liepos 2 dieną yra skelbiami kviečiamųjų studijuoti sąrašai. Jūs gausite elektroninius laiškus, kuriuose matysite savo stojimo rezultatą ir tuomet Liepos 2 dieną iki pat Liepos 7 dienos pasirašomų studijų sutartis. Niekur fiziškai gyvai važiuoti nereikia, viskas pasirašoma yra nuotolio elektroniniu būdu. Tai svarbiausia, nepraleiskite gauto laiško, jo gavote kvietimą studijuoti ir laiku pasirašykite sutartį. Jeigu jūs to nepadarysite, gavote kvietimą studijuoti, jūsų vieta iškeliaus į kitą etapą,
kažkam kitam, ar ne, sudalyvauti. Tai jeigu taip nutiks, iš tikrųjų, jog jūs pamiršite, gal atostogausite, ilsėsitės ir nestebėsite elektroninio pašto, būna, suprantu, tikrai nerekomenduoju taip daryti, bet jei tai bus, tai mes bandysime su jumis susisiekti, baigiantis terminui telefonu. Todėl labai svarbu, kad sistemoje viską nurodytumėte teisingai ir pastikrintumėte šitus duomenis. Ir mes bandydami susisiekti telefonu tiesiog priminsime, kad liko gal ten, pavyzdžiui, 4 valandos dar pasirašyti sutartį, jeigu planuojate. Tai būtinai atsakingai tą darykite, o jeigu neplanuojate iš tikrųjų pasirašyti sutarties, tai galbūt nepildykite ir to prašymo ir neužimkite kitų vietų. Jeigu per pirmąjį etapą negausite kvietimo studijuoti savo norimoje programoje arba pamiršite sudalyvauti pirmame etape ir sugalvosite tik vėliau, tai antrasis etapas prasidės Liepos 7 dieną. Mes žinosime, kada ir kiek kokių vietų atsilaisvino ir paskelbsime, į kurias programas vis dar galima stoti mūsų tinklapyje, ar ne, Vilnius Tech LT. Iki Liepos 9 dienos priimami vėl prašymai ir registruojami dokumentai, ar ne, pildomas atskiras prašymas internetu, stoti dar kartą, ar ne, arba iš naujo naujame etape. Tada Liepos 10 vėl skelbėme kviečiamųjų sąrašą, turite porą dienų pasirašymui ir vėl mes pildome toliau sąrašus, kas pasirašė, kiek vietų liko ir į kurias programas dar galima stoti. Nenustebkite, paskutinis papildomas etapas vyksta nuo pat Liepos 17 iki rugpjūčio 24 dienos. Tai tame etape mes vis pateiksime, ar ne, informaciją, jūs galėsite pildyti prašymus ir karts nuo karto pasižiūrėsime ir vykdysime tokius tarpinius priėmimus, bet viso to laikotarpio metu jūs vis dar galėsite pildyti savo prašymus. Tai būtinai tvarkykite duomenis, bet turėkite omenyje, visada pirmame etape mes išdalinsime daugiausiai jūsų prašymų stoti, išdalinsime daugiausiai nemokamų vietų, daugiausiai stipendinių vietų ir didžiausia galimybė gauti norimą poziciją yra pirmame etape. Ar ne? Tai nedelskite ir geriau sudalyvaukite jame. Jeigu turiu šiandieną kolegijų absolventų, kurie yra prisijungę arba klausys šitą pranešimą, tai norėčiau pabrėžti, jog asmenys, kurie turi profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir ne mažesnė nei 2 metų patirtį, ar ne, toje profesinėje srityje, turi galimybę stoti į socialinių mokslų arba verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupių darbo pobūdį atitinkančių studijų krypties antrosios pakopos studijas. Tai išskyrus verslo vadybos fakulteto studijų programas, ar ne? Tai į verslo vadybos fakulteto studijų programas kolegijų absolventai priimami vadovaujantis tam tikrais pasirengimo reikalavimais, tai tikrai tokiem asmenim rekomenduoju žvilgtelti tinklapyje, kokie tie reikalavimai yra ir bandyti laimę. Jeigu mes turime kolegijų absolventų, kurie galvoja apie magistro studijas, bet tai nėra socialinio ar verslo vadybos krypties studijų programuose, tai, kaip žinote, tokiem absolventam reikėtų pabaigti papildomasias arba išlyginamasias studijas. Tai mačiau, kad šiandien turim išlyginamasias studijas baigiančių. Tai dabar noriu pasakyti, ar ne, jeigu, tarkime, baigėte inžinerinės technologijų krypties koleginės profesinės studijas, profesinio bakalauro ir keliaujate į papildomasias studijas, tai jūs jas pabaigę, jos yra trumpesnės ir tik mokamos, kaip ir išlyginamosios studijos, tai jas pabaigę jūs turite teisę stoti į magistrą, bet jūs neįgyjate universitetinio bakalauro. Jeigu jūs išeinate į išlyginamąsias studijas, jos trunka ilgiau, ten rašote baigiamąjį darbą ir tuomet jas pabaigę, jūs ne tik gaunate galimybę stoti į magistro studijas, bet taip pat įgyjate ir universitetinį bakalaurą. Ir tai jau prilygsta tiem patiem universitetą baigusiem bakalauram, ar ne? Tai čia yra 2 dalykai, kurie yra svarbus, o jeigu jūs jau baigėte vieną iš šitų, tai labai noriu akcentuoti. Visi pabaigę papildomąsias, išlyginamąsias studijas turi pilną teisę, lygiai taip pat kaip visi kiti, stoti į magistro laipsnį, toje kryptėje, kurią galima ar ne be leidimų, su leidimais bandyti, bet jūs galite pretenduoti į nemokamas vietas, į stipendijinės vietas,
ir į mokamas vietas. Tai turite pilną teisę, taip kaip ir visi kiti bakalaurai, ar ne, stoti į magistrą. Taip pat noriu pabrėžti, kad tiek vieni, tiek kiti, tiek baigę universitetinės studijas, tiek po kolegijų ir dar baigę išlyginamąsias papildomąsias studijas, turi atsižvelgti į galimybės, kur jie gali stoti, ar ne? Nes pavyzdžiui, vadybos bakalaurą baigęs žmogus inžinerinio magistro negalės pasirinkti, ar ne? Nes tai yra kategoriškai kitos kryptis ir dėl to tokios galimybės nebus. Tai tą paaiškinsiu labai paprastai, kaip galima susižinoti. Tai papasakosiu apie galimybių patikrinimą. Dabar stojant, kaip bus vertinama, kuris įstojo, kuris gavo vietas, kuris negavo galbūt ar ne ir panašiai. Tai pagal konkursinį balą jis yra svarbus, o jūsų konkursinį balą sudarys jūsų stojančiojo diplomo priede pažymiais įvertintų dalykų svertinis vidurkis. Dabar noriu pasakyti, dėl to ir yra svarbu, kai jūs pildote prašymą stoti į magistrą, mum matyti jūsų priede pažymius, kuriuos įgyjote per savo bakalauro studijas. Tai yra labai svarbu. Taip pat, jeigu jūs turėjote galimybę ir įgyjote papildomų balų, jie prisidės prie jūsų šio vidurkio. Tai dabar, jeigu turiu kolegijų absolventų, tai dar primenu, kad baigusiem papildomas studijas konkursinio balo skaičiavime įvertinami ir papildomų tų studijų jūsų rezultatai. Tai jas irgi reikės pateikti, jūs vertinio vidurkio, kad matytųsi balas, reikės pateikti prašymą pildant. Tai dabar už ką galite dar papildomus balus gauti? Gal esate jų nusipelnę, tik tai nežinot. Tai jeigu rašėte mokslo straipsnį recenzuojamame mokslo žurnale arba už pranešimo santrauką studentų mokslinės praktikos ar studentų mokslinių tyrimų leidiniuose, pridedamas visas balas. Jeigu yra mokslo straipsnis recenzuojamame mokslo leidinyje, pridedama pusę balo, už laimėjimą Vilnius Tech studentų įtraukimo į mokslinę veiklą skatinimo konkursą ir sėkmingą veiklos įvykdymą, pateikiamas yra jūsų vadovo atsiliepimas, 1/4 balo. Tai jeigu jūs turite daugiau nei vieną straipsnį, papildomai balai nesisumuoja, yra būtent vienas arba pusė, ar ne? Taigi, dabar pats konkurso organizavimas, kaip viskas vyksta. Prašymai registruojami, kaip minėjau, Vilnius Tech internetinė prašymų registravimo sistemoje. Tenai galite pildyti ir nurodyti iki 20 pageidavimų, juos pateikite be abejo prioritetų mažėjimo tvarka. Tai reiškia, kad pirmoje vietoje įrašyta programa mums sufleruoja, jog jūs į ją norite labiausiai. Tai mes ir bandome būtent suteikti jums tą galimybę, jeigu ten ar ne, kažkas jūs nukonkuravo, nebeužteko vietų, ar ne, ir panašiai, tuomet tik tai vertinsime antrą jūsų pageidavimą ir žiūrėsime, ar ten, ar ne, galite papulti. Tai tokia logika, kaip ir pildėte į bakalauro stoją. Taigi, jūs pateiksite pageidavimus į konkrečią studijų programą, arba jų specializacijas, jeigu jos yra, tai nenustebkite, ne? Nes jeigu, pavyzdžiui, verslo vadyba stoja, ten daug yra specializacijų, tai jūs tada jau pildydami prašymą matysite, kad tenai reikia pasirinkti jau specializacijos pavadinimą. Na, o kai mes įvertinsime jūsų pageidavimus ir konkursinė eilė prasisuks, kai kvietimą studijuoti gausite tik į vieną studijų programą ar specializaciją. Tai nebus taip, kad gausite pasiūlymus į keletą, vieną ir tada jau sprendžiate, ar pasirašote sutartį ar ne. Prašymų teikimas. Tai keliaujate į Vilnius Tech LT, stojantiesiem, magistrantūros studijas, priėmimo informaciją. Šiaip iš tikrųjų tikrai tinklapyje prie magistro studijų informacijos daug kur yra toks mėlynas laukelis stojimo prašymo pildymas, tai ten ir pakliūkite ir tuomet elektroninė priėmimo informacinėje sistemoje pateikite prašymo registravimą savo. Taip pat labai svarbu, kad paskui toje sistemoje ir sutartį pasirašysit, kai būsite pakviesti studijuoti. Tai dabar akcentuoju pačią svarbiausią informaciją. Labai prašau įdėmiai išgirsti. Labai svarbus aspektai pildant anketą. Teisingai užpildyti visus būtinus laukus.
Neselektyviai noriu pildau, noriu nepildau. Pildote viską, kas yra jūsų paprašyta, ar ne? Tai tą padarykite atsakingai, nes jeigu jūs suklystate paštus, negaunate mūsų laiškų, negausite kvietimo studijuoti, jeigu neįrašysite teisingo telefono numerio, o mums reikės su jumis susisiekti dėl kokių nors skubių dalykų, tai būna labai dažnai susijusių su leidimais ar kažkokiu sutarčių pasirašymu, tai nurodysite klaidingai, mes nesusisieksim ir dėja dėja. Tai nurodyti teisingą asmeninį, nestudentišką elektroninį paštą. Dabar čia akcentuojame dar kartą, supraskit, kad daug mačiau šiandien Vilnius Tech prisijungusiųjų yra ir kitos institucijos lygiai taip pat. Jeigu jūs šiemet ar ne baiginėjate bakalaurą, kai tik jūs įgyjate diplomą, kelių dienų bėgyje yra anuliuojamas jūsų elektroninis paštas, kurį jūs naudojate universitetinį. Ir jeigu jūs jį nurodėte savo anketoje universitetinį, mes siūsime jums laiškus, jūs jų nebegausite, nes tas paštas nebegalios. Tai nurodykite tikrai kažkokį gmailą galbūt asmeninį ir tikrai patikrinkite, kad jis veikia ir yra teisingas, kad galėtumėm atsiųsti jums informaciją. Pildant prašymą, pradžioje jūs susipažįstate su atmintinė. Žinokit, mes ją sukūrėm ne tam, kad jūs apkrautumėm, o tam, kad užbėgtumėm įvykiam už akių. Atmintinę kruopščiai rengiam ir dėjom dalykus, kur matome, kad dažniausiai stojantieji padaro daug klaidų, kur kyla daugiausiai klausimų, kur vėliausiai pradeda kažkuo tai rūpintis ir vėliau nespėja. Tai būkit geri, atsidarę atmintinę, peržiūrėkite ją, pasižiūrėkite, ką mes jums ten akcentuojame. Taip pat, jeigu elektroninis paštas su juo viskas tvarkoje, stebėkite laiškus. Mūsų informacinė sistema yra protinga ir jeigu mato, jog jūs pildėte prašymą ir jame kažko trūksta, arba jo nepateikėte, jūs gaunate automatinius priminimus. Tai labai svarbu, kad atkreiptume dėmesį, nes vėliau kartojas tie patys scenarijai, jūs skambinat po pirmo etapo, aš negavau, aš nemačiau, aš nepažiūrėjau, o tada išsiaiškinam, kad jums tikrai buvo ne kartas siųsti priminimai, informacija, jūs tiesiog juos ignoruojate. Tai nekaltinkite kitų vėliau, kad kažkas neįvyko sistemoje. Darykite atsakingai ir stebėkite informaciją. Dabar pateikite informaciją apie savo išsilavinimą, universitetinių koleginių studijų diplomų ir jų priedų ar priedėlių papildomų studijų pažymų kopijas sukeliate į sistemą. Diplomo priedas su matomais numeriais yra būtinas. Jūs supraskite, jūsų diplomas gerai įskaitomas, su pažymiais mums yra svarbus, nes jūs suprantat, kad konkursinis balas skaičiuojamas iš jūsų pažymių vidurkio. Jis turi matytis. Ir jeigu diplomo pagrindiniam puslapį yra numeris, o priedėlį jūs pridedate ir taip nukerpate kraštus, kad mes nematom, koks numeriukas ant priedo, ar tai yra to paties diplomo priedas, mes jo neužskaitome. Ir jeigu jūs ignoruojate laišką, kuriame mes rašome, kad prašom įkelti teisingą failą, jūs nebūsite priimti į studijas. Tai rimtai žiūrėkite šituos dalykus ir suvokit, kad mums reikia pažymių ir žinojimo, kad tai yra jūsų dokumentas. Dabar taip pat atsakingai pateikite asmens dokumento kopiją ir ją įkelkite. Labai dažnai stojantieji įkelia savo nuotraukas, įkelia dokumentus kokio mašinos draudimo. Tai žiūrėkite, ką keliate į sistemą ir kad tie failai yra būtent tie. Pateikite papildomus balus suteikiančių dokumentų kopijas, jeigu nuspelnėte. Atsiųskite, įkelkite straipsnį, kurį jūs rašėte. Mes norim matyti leidinį, kad jis buvo publikuotas. Mums svarbu, ar jis buvo recenzuojamas, nerecenzuojamas. Tai prašom tai nurodyti. Sistemoje nurodykite, bent vieną pageidavimą, nes būna stojančiųjų, kurie pamiršta pagrindinį dalyką, nenurodo, į kurią programą jie stoja. Ir tada negauna kvietimo studijuoti ir būna didžiai paspiktinę. Tai tikrai nurodykite pageidavimą ir jeigu jūs jo nenurodote, mes primename, bet jeigu jūs ir toliau ignoruojate, tai nedalyvaujate konkurse. Atkreipkite dėmesį į leidimo poreikį. Sistemoje jūs gali būti, kad nurodysite programą, į kurią jums reikia papildomo leidimo stoti. Ir jeigu tai yra nurodyta, atkreipkite dėmesį, nes tai yra rašoma sistemoje. Ir jūs turite pasirūpinti leidimu. Tai nėra šiaip savo įspėjimas, kurį reikėtų ignoruoti. Apie tai tuoj paaiškinsiu.
Sistemoje nepamiršti atlikti paskutinio žingsnio - pateikti prašymą. Sistemoje, jeigu jūs jo nepateiksite ir nesakysite, kad štai mano galutinis prašymas, noriu dalyvauti konkurse, jis ir nedalyvaus. Ir vėl negausite kvietimo studijuoti. Tai tą padarykite. Taigi, pateikiant prašymą dalyvauti stojimo konkurse, bakalauro studijų baigimo diplomas stojančių priėmimo informavimo centrui iki nustatytos prašymų registracijos laikotarpio pabaigos turi pateikti kas? Asmenys baigę pirmosios pakopos arba antisaisės studijas Vilnius Tech iki 2002 metų ir visi jūreivystės akademijos studentai, kadangi jūsų duomenų mes neturime. Jeigu jūs, pavyzdžiui, šiemet pernai baigėte Vilnius Tech pirmosios pakopos ar vientisąsias studijas, jūsų diplomai atkeliaus pas mus į sistemą ir mes turėsime visą jūsų informaciją, todėl jum įgyjus tą diplomą jo pateikti nebereikia, jokių skanuotų kopijų nereikia. Bet jeigu baigėte labai senai, tai tada taip, mums jų reikės. Iki 2002 metų baigusiesiems reikia pateikti ir Lietuvos jūreivystės akademijai taip pat visiems studentam reikia pateikti. Dabar žinau, kad Lietuvos jūreivystės akademijos studentai įgys diplomus būtent 30 dieną, kai priėmimas bus uždarytas. Tai prašau kreiptis į jūsų studijų padalinį, ar ne? Jūsų administracija, kad jums pateiktų pažymas, jog jūs baigėte ir apsigynėte baigiamąjį darbą su jūsų pažymiais ir pateikite sistemoje. Tuomet mes galėsime įvertinti jūsų konkursinį balą ir sukti eilę, bet vos tik tai gausite diplomą, reikės jį mums atsiųsti jūsų kopijos diplomų. Tai čia yra labai svarbu. Ir taip pat asmenys baigę pirmosios pakopos ar vientisąsias studijas kitose Lietuvos ar užsienio aukštosiuose mokyklose turite pateikti savo diplomus ir priedėlius su visais numeriais, neapkarpytus ir gerai žiūrimus. Taigi, dabar galimybės, kaip žinoti, kur pabaigus savo bakalaurą šioje ar kitoje institucijoje aš galiu stoti. Tinklapyje prie magistrantūros studijų yra toks dalykas galimybių aprašas. Juo labai patogu naudotis, jeigu abejojate, kur ir ką aš galiu studijuoti. Noriu pabrėžti, kad dažnai vyrauja mitai, jog į magistro studijas aš galiu stoti tik tame pačiame fakultete, tik toje pačioje katedroje, tik kitokią pačią kryptį programą, arba tik tai tais metais, jau kitais metais negalėsiu. Visa tai yra mitai. Einate į galimybę aprašą ir žiūrite, tai kurgi aš galiu stoti, ar ne, be jokio leidimo. Taigi žiūrime, aš turiu tokį mini filmuką, tuo aš jums parodysiu, kaip tai vyksta. Keliaujame į tinklapį, kuriame jūs matysite galimybę aprašą. Čia pasirenku aukštąją mokyklą, tarkime, kad baigėte Vilniaus Gedimino technikos universitetą. Tada pasirenku studijų programą, kurią aš baigiau. Šiuo atveju berods pasirinksiu gal mechanikos inžineriją, ar ne? Ir štai pažiūrėkit, koks sąrašas. Ir fundamentiniai mokslai, ir agajus, elektronika, mechanika, tai keliai, aplinka. Tai pasižiūrėkit, kiek daug vadybos programų, komunikacijos programų ir transporte galiu magistrą baigti, be jokių papildomų leidimų. Pažiūrėkit, kokio dydžio sąrašas. Jeigu ir jame nerandate programos, į kurią norėtume atstoti, žiūrėkite, apačioje sąrašo yra prašymas dėl leidimo stoti. Čia, jeigu jūs turite kažkokią svajonę ir norite į tam tikrą programą, kurios čia nematote, išsitraukėte prašymą dėl leidimo stoti ir susipildote, kad leistumėm jums, apskritai galėtumėm svarstyti jūsų norą. Vat jūs domina kita programa specializacija, jūs pildote leidimo stoti prašymą, įvertinsime pagal jūsų, pagal ar ne, tam tikrų programų pasirinkimo reikalavimus, jūs jį supildote ir atsiunčiate į magistratūrą eta Vilnius Tech LT. Jeigu šiandien dienai matote, kad jūs turite programą, į kurią norite stoti reikia leidimo, tas pats matosi ir sistemai pildant prašymą, tai nedelsit, nes leidimas nepasidarys per vieną dieną. Ir jeigu jūs paskutinę dieną pildydami prašymą užpildysit ir leidimo prašymą, mes galim jo nespėti pasirūpinti ir jūs turėsit keliauti į kitą etapą. Tai dabar žiūrim.
iškart po mano pristatymo pasitikrinkite, ar jums reikia leidimo į norimą programą. Jeigu jo reikia, susipildykit, siūskit į magistratūrą Vilnius Tech LT. Tuomet laukiat atsakymų. Kai sulauksit atsakymo, gali būti 3 jo variantai. Pirmas variantas tai yra, okei, mes įvertinom, ar ne, fakultetas, kuris jūs norėtų priimti, įvertina ir sako, gerai, priimam be sąlygų, tai tada jūs laimingi ir savo galite stoti. Antras variantas yra dėja per daug skirtumų ir tikrai negalime priimti, tai atsakymas ne. Na, tai šitą pageidavimą nebesvarstykite, meskite lauk iš savo pageidavimų sąrašo. Ir gali būti vidurinis toks variantas, kai sako, okei, gal kažkiek tos kryptis ir skiriasi, tai mes leidžiame jums stoti su sąlyga. Ir sąlygos bus įvardintos leidimo atsakyme. Pavyzdžiui, kad magistro metais, bestudijuodami tos 1,5 ar 2 metus, turėsite papildomai mokytis 1, 2, 3 modulius, ar ne? Už tos modulis jums kainuos 35 eurai už tą galimybę jį mokytis ir jūs išsilyginsite skirtumus pačio magistro metu. Kas yra svarbu, jeigu tokį leidimą su sąlyga gausite, jūs turite sutikti su tomis sąlygomis. Tai reiškia, ant mūsų atsiųsto atsakymo pasirašyti parašą ir vėl atsiųsti į magistrantūrą Vilnius Tech LT. Tada mes apeliuojame, kad jūs sutikote su tom sąlygom ir leidžiame jums dalyvauti toliau konkurse. Jeigu jūs nepasirašo to sutikimo, mes negalim toliau leisti jums dalyvauti, ar ne, į tą programą. Čia yra svarbu. Ir dar tokį labai juokingą gal faktą pasakysiu, žiūrėkit, magistrantūra eta Vilnius Tech LT. Labai daug stojančiųjų rašo magistratūra ir tada sako, aš negaunu laiškų, jūs mano nematot laiškų, nieks neatsako. Tai N raidelės nepamirškit, kai siunčiat laišką, kad tikrai tą paštą siunčia. Tai čia tokia mini detalė, juokinga atrodo, bet dėja. Na, o jeigu turiu šiandien įgijusių išsilavinimą užsienyje, tai labai svarbu jums lygiai taip pat pildyti savo internetinį prašymą, ar ne, registravimo sistemai, pasirinkti studijų programą, įtraukti į prašymą, gauti leidimą stoti, jums būtinas bus leidimas stoti į bet kurią studijų programą, įkelti savo aukštą išsilavinimą liudijančių dokumentų su aprašais, priedais, kopijas, pažymos apie užsienio instituciją įgyto išsilavinimo pripažinimą kopiją reikės įkelt ir asmens dokumento kopiją. Jeigu papildomus balus turite, tai irgi ar ne įrodančius dokumentus įkelti. Dabar kas yra svarbu? Jūs turite iki pateikimų prašymų tų pabaigos sistemos uždarimo kreiptis į Tarptautinių studijų centrą dėl užsienio kvalifikacijos akademinio pripažinimo. Jums reikia pateikti prašymą elektroniniu paštu TSC eta Vilnius Tech LT, Tarptautinių studijų centras TSC, nusiųsti savo aukštą išsilavinimą liudijančių dokumentų su aprašais, priedais, kopijas ir laisva forma pasirašyti sutikimą, jog jie kreiptųsi atsakingas institucijas dėl išsilavinimo dokumento patvirtinimo. Nes būna, kad mes turim kreiptis į jūsų buvusią aukštąją mokyklą, kuri mums patvirtina, kad jūs tikrai diplomas yra įteiktas oficialiai ir panašiai. Tai šitą dalyką irgi užtrunka susitvarkyti, todėl labai skatinu tai daryti dabar, nes galite nespėti ir tada irgi teks eiti į kitą etapą. Tai šitas dalykas irgi labai aktualus. Na, dabar jeigu klausėte apie studijų kainą. Tai studijų kaina, matysite, socialiniuose moksluose, verslo ir viešoji vadyba yra kiek mažesnė. Informatikos, inžinerijos, technologijų ir matematikos moksluose yra didesnė. Ir noriu pabrėžti, į visas šias kryptis galimybė yra stoti į nemokamas, mokamas vietas ir į stipendinės vietas. 2 išimtis tai yra verslo administravimo MBA ir kibernetinio saugumo valdymo MBA programos. Jos yra kitokia magistro forma, tai yra 1 metų magistro studijos, kurios yra labiau orientuotos į vadovų parengimą. Ir čia norisi pabrėžti, jog yra tik mokamos studijos, nėra jokių nemokamų vietų, tai reikia įsivertinti šitai, kad jums tos studijos kainuos 5641 euras.
Tačiau tos studijos, kaip minėjau, trunka metus, ten yra kitokio tipo atsiskaitimas, neįprastas diplominis darbas, ar ne, ir kitokio tipo atsiskaitimas, kitaip išdėstytos paskaitos. Ir apskritai verslo vadybos fakulteto studijose yra dėliojamos paskaitos ne taip, kad jūs visą semestrą keletą modulių mokotės, bet yra moduliniai semestrai. Reiškia, jūs vieną modulį pasimokote, išlaikote egzaminą, tada prasideda kitas modulis. Taip vyksta magistro studijos verslo vadybos fakultete. Kur jūs noriu nuraminti, šiaip labai rekomenduoju į tas kainas daug nekreipti dėmesio, jeigu jūs nestojate į MBA studijas. Nes yra labai daug, tikrai kasmet dabar vadidina valstybės finansuojamų vietų, nes kasmet vis daugiau magistrų mes priimame, tai vis ir tų krepšelių daugiau skiria, nes vis dėlto mes rengiame valstybės prioritetinių krypčių magistrus. Tai tikrai pirmame etape valstybės finansuojamų vietų dažniausiai pakanka visiems galintiem ją įsigyti, jeigu dar neturit magistro. Ir tada dar nebijokit, pretenduokit į VNF ST vietas, stipendijinės. Tai labai dažnai stojantieji nežino apie tokias, kad jos yra. Tai primenu, žiūrėkim, jeigu jūs, tarkime, yra 30 žmonių stojančių į magistro grupę kažkokią programą ir tik 20 užteks valstybės finansuojamų vietų, ar ne? Tai du geriausi likę nepapuolę į valstybės finansuojamas vietas gaus įmokos sumažinimo 100%. Tai reiškia, universitetas jums finansuoja studiją 100%. Tada kiti du geriausi po jų studentai už studijų semestrą mokės tik 1000 eurų ir po jų dar 3 geriausi studentai už studijų semestrą mokės 1250 eurų. Jeigu vis dėlto jums nepavyktų absoliučiai nei vieną iš jų papulti, arba jūs net pamiršite pretenduoti stipendinę vietą, tai dar žinokite vieną dalyką, kad visiems pabaigusiem Vilnius Tech, kaip mūsų alumniam, įstojusiem reikėtų paprašyti dekanatę nuolaidos ir 10% nuolaida jums priklausys. Bet ne automatiškai kreipkitės į fakultetą, kad pritaikytų mokėjimo kvite jums šitą nuolaidą. Tai va, tai noriu priminti, tikrai pretenduokite į stipendijines vietas, tai yra mūsų universiteto suteikiama privilegija ir tikrai verta įrašyti savo norimą programą valstybės finansuojama, tada antrų numerių valstybės nefinansuojama su stipendija ir tik trečių numerių valstybės nefinansuojama kaip variantus į prašymų pageidavimų prioritetinį sąrašą. Taigi, kai jūs jau įstosite, sutarties pasirašymui reikalingas ar ne tik tai bankinis prisijungimas ir pasirašymas elektroniniu būdu, niekur, kaip minėjau, fiziškai važiuoti nereikia, turėsite atlikti 50 eurų administracinį dokumentų registracijos mokėjimą ir pateikti priėmimo mokesčių lengvatą suteikiantį dokumentą, jeigu jums priklauso, kad galite nemokėti to 50 eurų ir pasirašote sutartį. Labai greitas ir neskausmingas pasirašymas. Jeigu taip nutiks, kad galvosite apie nutraukimą, čia yra rimta dalis, į kurią noriu, kad atkreiptumėte dėmesį. Jeigu jūs gausite valstybės finansuojamą vietą, kada ir kaip galite nutraukti studijas nemokamai ir kiek reikės mokėti nutraukiant kitų metų. Taigi, žiūrėkite, jeigu jūs gaunate krepšelio vietą ir pasirašote sutartį nemokamai, jūs nutraukti studijas galite iki rugsėjo 1 dienos 1 minutės, ar ne, po vidurnakčio. Jeigu prasideda rugsėjo 1 diena, jūs jau turite mokėti už studijas, iškart už semestrą. Tai nedelsėt, netempėt ir nedaro taip, jo rugsėjo 1 savaitę parašot prašymą nutraukti, dėja turėsite mokėti už tą semestrą. Jeigu pabandėte 1 semestrą ir studijos jums nepatinka arba jūs nebenorite to tęsti, tai geriausia nutraukti studijas baigus prasidėjusių studijų semestrą be skolų ir iškart neprasidėjus naujam semestrui tą padaryti nutraukimą. Kitaip mokėti reikės viso semestro kainą nutraukiant studijas prasidėjus semestrui. Tai va, vidury semestro nutraukinėti tikrai nerekomenduoju, kainuos gana brangiai. Jeigu jūs studijuosite valstybės nefinansuojamoje vietoje, bet su studijų stipendija,
Pasirašius studijų sutartį nemokamai galima irgi nutraukti iki rugsėjo 1, tai per vasarą, bet nežinau, kas čia per tendencija pirmai įstot, paskui nutraukinėti per tą pačią vasarą, tai gal jau galima būtų ir taip jau tvirčiau būtų apsisprendus tikrai, nes paskui kyla vat, tokių idėjų pamiršti, nutraukti ir tada dėja dėja reikia mokėti už semestrą arba eiti ir pasimokyti bent vieną. Tai nutraukėt arba iki rugsėjo 1, arba vėl prasidėjus studijų, pabaigus studijų semestrą be skolų, neprasidėjus naujam. Bet jeigu nutraukinėsite viduryje semestro, tai mokėti reikės skirtingą dydžio sumą, nutraukiant studijas prasidėjus ir nesibaigus semestrui, kuri bus paskaičiuota pagal studijų trukmę, kiek jūs ten prastudijavote. Ne visą semestrą, bet kiek jūs studijų trukmės išnaudojote, tai pagal tai bus paskaičiuota ir informuota. Kai pasirašinėsit studijų sutartis, pasiskaitykit priedę 5 punktą, jame bus parašyta, kaip bus apskaičiuojamas ta dalis. Tai, o šiaip ką linkiu, tai atsakingai galvoti apie stojimą ir nutraukimą. Ir tikrai apsispręsti ir nedaryti tų tokių sprendimų, kurie kaip ir niekur neveda, tiesiog išinate savo ir kitų laiką. Taigi, jeigu jums reikalinga bet kokia konsultacija, tai kreipkitės į stojančių priėmimo informavimo centrą, tikrai galite užeiti, mes esame S3 padalinyje, ar ne, 204, 205 kabinetai, taip pat be abejo užeikite darbo dienos metu nuo 8 iki be 15:05 arba penktadienį iki 3:30. Galite ieškoti informacijos Vilnius Tech svetainėje prie magistrantūros studijos, rašykite magistrantūra eta Vilnius Tech LT ar skambinkite mums telefonu. Pačios greičiausios konsultacijos yra tiesiog keliat ragelį, klustelit, išsiaiškinam ir viskas. Ir važiuojam toliau. Tai ką noriu palinkėti, pagalvoti, ar tikrai verta, ar kurgi jūs norėtumėte stoti, jau dabar pagalvokite apie tai ir pasitikrinkite, ar jums nereikia leidimo, jei reikia skubiai tvarkykitės, nieko nedelskite, nes tai užtruks keletą dienų. Ir geriausia, jeigu dalyvausite pirmame etape, nes daugiausiai šansų. Ir nepamirškite į stipendinės vietas pretenduoti, kad nereikėtų mokėti, pasididinkit savo šansus. Na, o dabar sustabdysiu įrašą ir atsakysiu jūsų klausimus.